Sveiki, Timas klausia laidos žiūrovai. Šiandien studijoje aš šnekuosiu su Marijampolės turizmo ir verslo informacinio centro Smart Marijampolė direktorė Ieva Vizgirdienė. Labas, Ieva. Labas. Tai iš tiesų dažnai pastebime, kad tikriausiai Marijampoliečiai galbūt ar kiti miestai mažesni, kad mes pavydime didmiesčiams, kadangi didmiesčiai turi iš tiesų daugiau galimybių, daugiau įvairių veiklų, laisvalaikio vietų. Na, bet tikiuosi, kad ir Marijampolė turi tų vietų, ką aplankyti. Tai ar tikrai mes galėtume, pavyzdžiui, sutikti su tuo, kad Marijampolė turi tų vietų ir turi tų erdvių? Jau ko Marijampolė turi tą erdvių. Tikrai sutikti ir netgi pasigirti galim tuo. Visi atvykę į miestą nustemba, kurie buvę labai senai arba iš vis nebuvę lieka netgi sužavėti. Ir mes turbūt esam gana kuklūs tokie, manydami, kad čia visur gal taip gražu, bet iš tiesų gražu yra pas mus. Ir sutvarkyti parkai, patogūs takeliai ir dviračiais, ir pėsčiomis keliauti. Miestas kompaktiškas. Nueiti, pareiti bet kur gali greitai. Taip pat nuvykti ir automobiliu ar paspirtuku ir dviračiu. Infrastruktūra patogi. Žalias miestas, žali kiemeliai. Visur toks tvarkos pojūtis yra ir iš tiesų, kas dar, gal tau dabar dar neaktualu, bet iš tiesų yra labai patogu auginti vaikus. Tėvams tai yra labai patogus miestas ir netgi iš Vilniaus atvykę čia žmonės gyventi džiaugiasi, sako, nepalyginamai smagiau. Na tai kuo Marijampolė pranašesnė už kitus miestus? Pranašesnė už kitus miestus. Turbūt kiekvienas miestas turi savo kažkokius bruožus, ar ne, už ką jo gyventojai jį myli. Ir čia turbūt gal nereikia sakyti pranašesnis kažkuo, ypatingas kiekvienam jo gyventojui. Bet pakviesti žmonės čia lankytis arba gyventi, tai iš tiesų būtent tomis erdvėmis ir visų patogumu. Na ir be abejo įvairiais mūsų objektais, galima taip pasakyti, ar ne, turistai atvyksta ir turi kelias dienas ką veikti čia. Tarkim, pranašesnis, mes esam kažkada matę, kaip žmonės lygina su Alytum, tai pavyzdžiui, kino teatrą ir McDonald'ą, o kartu ir Hesburgerį turi ne kiekvienas miestas, o Marijampolė turi. Tai čia toks nukrypimas lyrinis. O ką kaip miesto vizitinę kortelę jūs naudojate kaip centras? Mes dažniausiai išskiriam 3 sritis ir žmonės skirtingus interesus, ar ne, turi. Tai viena iš tokių svarbių ir nuo seno čia svarbių sričių yra istorija, mūsų istorinis pagrindas, mūsų Rygiškių Jono gimnazija su signatarų ir ne tik atmintimi ir muziejumi ir visais kitais žmonėmis, kurie baigė tą mokyklą ir galime pasididžiuoti, tai be abejo ir muziejus Marijampolės krašto ir prezidento Kazio Griniaus muziejus, kuriame galima taip pat visą šitą istoriją sužinoti. Tai yra šita pusė svarbi. Šiuolaikinis, toks modernusis paveikslas Marijampolės tai yra kaip meno miesto. Tai yra galerija po atviru dangumi, prasidėjusi be abejo nuo Malony, Marijampolė, Londonas, New Yorkas simpoziumo, kuris štai jau 11 metai puoš mūsų sienas miesto ir iš tiesų užsuko tokį smagų ratą, kad žmonės jau piešia patys ir menininkai nori papuošti miestą, tai iš tiesų tų meno kūrinių yra ne tik miesto centre ir ne tik Malony, yra ir rekordas pasiektas, ir kinetinių skulptūrų parkas ir pastotės elektros išpieštos miegamosiuose rajonuose. Tai va, tas meno miestas, iš tiesų turim ir galerijų įvairiausių, žmonės tikrai to domisi. Ir trečia tokia įdomi mintis iš tiesų yra katės.
ir visi susidomi, kas ten su tom katėm pas jūs yra. Nu, vat atvykit ir pažiūrėkit. Tai katės irgi traukia žmonės taip pat. Na ir ta legenda, aišku, miesto įkūrėjos kartu su jomis. O jūs vykdot kažkokias tai apklausas ar dar ką nors, kas, pavyzdžiui, turistams iš kitų miestų yra galbūt labiausiai palikę didžiausią įspūdį? Visada kalbamės be abejo su turistais, bet to, kai vykstam su miesto svečiais įvairiais, pas mus atvyksta ir svečių su oficialiais vizitais iš užsienio, kai gyvendinam projektus ar į miesto šventes, bet į parodas išvažiuojam, ten taip pat žmonės domisi visokiais dalykais. Bet be jokios abejonės palieka jiems galbūt didžiausią įspūdį bendras vaizdas, tas toksai, tarkim, ar tu atvyksi traukiniu ir išlipsi stotį, kuri tituluojama gražiausia Lietuvoje ir perėsi sankryžas, kur pėsčiųjų takai padaryti virš automobilių gatvių. Ir atėjęs į senamiestį, kad ir kokį mažą mes jį turėtume sutvarkytas iš pieštos sienos, tai jiem palieka tą įspūdį didelį. Aišku, susidomi atvykti dažniausiai būtent dėl Malony projekto, apie jį yra girdėję daug žmonių. Ir dėl istorijos, kas jau domisi, tai dėl istorijos ir tada jau atsiranda papildomos įvairios paslaugos, kurių žmonės nori, kai jie pasirenka jau tą vietą, į kurią jie važiuos. Įvairios degustacijos, edukacijos, muziejų pasiūla, kuo linksmiau, kuo daugiau, tuo geriau. Na, pavyzdžiui, kas labiausiai žavi Marijampolėje, tai, iš tiesų gal labiau man patinka asmeniškai, bet tikiuosi ir žiūrovams, kad vyksta su gidu ekskursijos nemokamos būtent po Marijampolę, su ta visa istorija, tai ar dar turit kokių planų kažką dabar organizuoti, ar toliau organizuosit ir ar vyks tokio tipo ekskursijos? Taip, tikrai taip. Ir organizuojam ne tik mes, organizuojam ir muziejus. Ir kiekvienais metais pasiūlom ir mes, ir muziejus, ir patys gidai kartais dovanoja ekskursijas. Jos būna nemokamos, būna aišku ir tokių, kurias galima ateiti ir susimokėti gidui kažkokį mokestį. Įvairiausiomis temomis iš tiesų šiemet Marijampolės vardo atkūrimo minim 35-metį. Ta tema įvairios ekskursijos vyksta, šeimų diena vyksta ekskursija, muziejus siūlo mamytėms ir tėveliams su mažais vaikais. Taip pat ir mes pasiūlysim visai neužilgo gegužės 12 ekskursiją su gide, nauja beje gide, šiek tiek susijusia su menu ir tiesiog tokia interaktyvi ir judri bus ekskursija. Tai visada randam tų temų ir šiaip net nelabai sezonas yra. Žiemą taip pat vyks ekskursijos, turėjom kažkuriais metais romantiškos Marijampolės ekskursiją vasario 14 be abejo. Na, o dabar dar įdomesnis klausimas, kuris, manau, taip pat ir žiūrovams bus įdomus. Tai kokį mes galbūt kaip miestiečiai dar net nematę ar neaplankę ir ką tikrai galima atrasti mūsų mieste? Aš net neabejoju, kad tikrai ne visi marijampoliečiai yra matę visus Malony paveikslus. O tu matęs visus? Tikriausiai, kad ne. Na va, tai reikėtų užeiti į Marijampolės turizmo informacijos centrą, kuris yra Vytauto 17. Gauti lankstinuką ir konsultaciją su žemėlapiu ir tiesiog visus apeiti. Dar plus šiemet mes paruošėm papildomą dar vieną maršrutą, kuris vadinasi Neatrastos Marijampolės spalvos ir šis maršrutas veda per meno kūrinius, kurie yra nutolę nuo miesto centro. Pro kalėjimą praeisite, pro profesinio rengimo centrą, Degučių mikrorajoną, tokių įdomesnių dalykų pamatysite. Ir dar, pavyzdžiui, marijampoliečiai turbūt nežino, kad yra sukurtų įvairių miniatiūrų, pavyzdžiui, Napoleono Bonaparto kulnas. Ar teko suktis ir ieškoti krypties? Regis irgi, gėda prisipažinti. Tai turėsi būtinai nueiti ir pasisukti ir galbūt atrasi kryptį savo gyvenime. Jis yra padėtas Marijonų vienuolyno kiemelyje. Teks apsilankyti ir pamatyti, taip pat kviečiu ir jūs. Na, o dabar dar kitas klausimas yra įvairių iš tikrųjų maršrutų, nes galima keliauti ir pėsčiomis, ir automobiliu, ir dviračiu, ir paspirtukais. Tai ar jūs esat parengę kažkokius tai maršrutus, ką pavyzdžiui galima aplankyti toj Marijampolėj, ar visgi daugiau gal patiems reikėtų pasiieškoti, bet
gal tokį populiariausią galbūt maršrutai, ką žmonės daugiausiai renkasi ir gal kokį jau sudaryti yra populiariausi? Yra, galima pasižiūrėti top 10, tiesiog tokį žemėlapį nedidelį pasiimti Marijampolės turizmo informacijos centre. Tai toks būna tokių dažnai žmonių, kurie tiesiog atvyksta ir sako, aš valandą turiu arba ten pusantros. Tai jums šitas žemėlapis ir galit pasivaikščioti valandą pusantros. Tiems, kurie yra pasiruošę galbūt patirti kitaip ar ilgiau, tai turim dviračių maršrutus sudarę ir 6 ir 17 km, trumpesnis, ilgesnis, kaip jau norisi ilgesniuoju, tai realiai važiuojam nuo Marių parko iki Pašešupio parko ir galima grįžti atgal jau visai kitą miesto pusę, tai tiesiog tikrai visą Marijampolę galima nuo dviračio ar paspirtuko pamatyti. Aišku, galima praeiti ir pėsčiomis, jeigu norisi tą patį maršrutą. Ir turim specialiai sukurtų vatmenų, kaip minėjau, ar ne, maršrutai yra sudėlioti, yra gidų sukurti, tarkim, grafienės butlerinės Rožanškelio maršrutas pasiūlytas, galima netgi tokiu taku praeiti, yra Rodyklės mieste. Tai tikrai tų maršrutų pasirinkimas yra, jeigu norisi pasivaikščioti teminiu maršrutu, tikrai galima užsukti į turizmo informacijos centrą, gausite konsultaciją ir galėsite įdomiau praleisti laiką Marijampolėje. O ką turite pasiūlyti jaunimui, nes dažnai girdžiu, kad jaunimas sako, oi, čia nėra ką veikti toj Marijampolėje, nėra tų veiklų, laisvalaikio erdvių, tai dabar jau norėčiau išgirsti iš tiesų, ką jūs galit pasiūlyti kaip turizmo ir informacijos centras? Turbūt jaunimas ir jaunimui nelygu, tai iš tiesų yra tų erdvių aktyvų laisvalaikį mėgstantiems, ar ne, bet turbūt šitą žino kiekvienas, jeigu mėgstu riedučiais ar riedlentę, žinau, kur yra tokia infrastruktūra visai šviežia, nauja, sutvarkyta. Kažkas dviračiais važinėja, galbūt matau aikštėje labai puikia erdvė vaikams daryti triukus su paspirtukais. Ir tai, manau, aktyvaus laisvalaikio netrūksta, įskaitant įvairius sporto klubus, nežinau, būrelius, mokytojus, šokių grupės ir dainuot gali, ir kultūros centrai vairiausių programų pilna, kur gali surasti bendraminčių. Tarkim, jeigu taip epizodiškai ar ne, galima tikrai su gidais dalyvauti orientaciniuose žygiuose, tai tokia ekskursija, kurią galima netiesiog klausant kažkokių nuobodžių datų ar ne, galima patirti, bet pačiam ieškant įvairių objektų ir galbūt net prizus kažkokius laimint. Tai tokių galima išbandyti degustacijas įvairias. Tai labai tikrai rekomenduoju visiems jauniems žmonėms užeiti į naują muziejaus padalinį Bulotų namai, net jeigu degustacijos ir neužsisakysite, vis tiek grupėms tai daugiau skirta, nors tai labai įdomu, tarpukario patiekalų degustacija, bet pačiam muziejui, muziejaus darbuotoja tikrai aprodys, tai visiškai naujas, dar 2 metų neturintis muziejaus padalinys, interaktyvus, gražus, sutvarkytas, galima viską paliesti, pačiupinėti stalčius, atidaryti filmus, žiūrėti ir klausyti. Tai iš tiesų mūsų istorijos tarpsnis, kuris pateiktas labai įdomiai. Be šitų visų dalykų, aišku, koncertai, manau, jau šitą jaunimas tai tikrai žino, jeigu kas sako, kad neturi ką veikti, tai jiems turbūt rinktis, bet visą vasarą, kai pradedam ar ne, nuo gegužės ir rudenį dar nepabaigiam įvairūs ir malonys simpoziumas, kuriame beje savanoriauti galima puikiausiai praleisti vieną bent jau savaitę ir įvairūs koncertai, Jurgio meno sezonas, Music Park, kai Sirpsta vyšnios Suvalkijoje, jau įvairiausiom temom, įvairūs koncertai, filmai parke rodomi arba Spindulio kino teatre, kuriam įvairiausias repertuaras prilygstantis, ar Vilniuje ar Kaune tą patį rodo. Ir beje yra ekranas lauko, kur vasarą bus tikrai rodomi įvairūs filmai lauke. Tai bent jau kultūrinis gyvenimas tai Marijampolėje yra labai aktyvus ir manau, kad įvairiems skoniam pritaikytas. Tai dabar apie tai ir pakalbėkime, kad iš tiesų yra įvairios amžiaus grupės, vyresni žmonės, šeimos, moksleiviai, jaunimas.
Na tai dabar, kas kam labiausiai galbūt patinka? Apskritai, nekalba ne tik apie mūsų miestą, bet apskritai apie veiklas. Kas galbūt daugiausiai domina pačių žmonės? Tiesiog renkantis ar ne kažkokią veiklą, jeigu kalbam apie svečius, kurie atvyksta į miestą, tai yra tikrai nemažai veiklų, kurias siūlo kultūros pase, tokioj programoje, kur yra įtraukti ir gidų paslaugos, ir muziejų įvairios edukacijos. Tai tenai iš tiesų mokytojos pasirenka programas ir atsiveža įvairiaus amžiaus vaikus. Ir orientacinius žygius, ir edukacijas, kaip minėjau, ir muziejos visas veiklas išbando. Jauni žmonės iš tiesų galbūt net ir nustemba pasirinkę būtent tuos mano daug kartų paminėtus orientacinius žygius, nes jiem ir azartas sukyla ir tu randi po visą miestą išsibarščiusius ir 15-mečius, ir 17-mečius besivaržančius tarpusavį, kurie greičiau surinks visus pažymėtus dalykus. Tai iš tiesų gana įdomu. Labai kviečiam atvykti šeimą su vaikais. Jie tikrai ras ir kur pavalgyti, ir galės pasilikti net keliom dienom, ir pasivaikščioti, ir pažaisti žaidimo aikštelių vaikam parkuose, ir galbūt net į kempingą nuvykti, pasimaudyti upėje, arba netgi prie ežerų toliau, kurie yra nuo miesto nutolę. Ir be abejo apsilankyti muziejuose. Bet grupėm, tarkim, ir vyresnio amžiaus labai dažnai atvyksta žmonės susitarę, susidėję ir autobusais. Tai be gidų paslaugų, kurių pasirinkimas tikrai yra nemažas, tiesiog paskambinus į turizmo centrą galima sužinoti kontaktus gido, bet kurio, kuris labiau patiks arba bus tą dieną laisvas. Bet išbandyti ir degustacijas kviečiam, nes žmonės tikrai visada mėgsta patirti per įvairius pojūčius, tai ne tik tai žiūri, klauso, bet ir pavalgyti mėgsta. Tai Bulotų namuose turim degustaciją tarpukario patiekalų, kaip jau irgi minėjau, yra labai įdomu su visų atvaizdavimu ir papasakojimu, kas ten ir kaip buvo tai daroma, ir pabandymu pasidengti stalą, ir puodelį, kaip laikyti reikia. Valavičių bendruomenė dabar pasiūlė suvalkietiškų patiekalų degustacijas, tai irgi gali didesnės grupės vykti. Tai čia net ir mariampoliečiam, čia šeimų susitikimai vyksta tokiose vietose, yra erdvės. Ir labai įdomu, tu ne vien tik užstalė, kažką praleidi, bet ir sužinai, ir pamatai. Tai nauja tokia degustacija būtinai visiems rekomenduoju nuvykti į Stilkių kasyklą, Šunskus. Žmonės nustemba, kas tai yra, bet aš paslapčių irgi negaliu išduoti, reikia nuvažiuoti ir pabandyti tas silkes išsikasti patiems, sužinoti, bet Šunskuose galima ir daugiau ką patirti iš tiesų, ir Basų kojų takas, kuris yra, kaip ir Marijampolės vizitinė kortelė, ten yra nuo įvairių dangų, nuo Via Baltikos asfalto, Rail Baltikos dangos akmenėlių ir netgi futbolo maniežo danga, tai ten įvairių dalykų galima sužinoti apie Marijampolę taip pat. O kas, pavyzdžiui, jūs kaip direktorė centro žavi Marijampolėj galbūt labiausiai, arba ką galėtumėt, pavyzdžiui, pakeisti, kokių gal veiklų naujų įvesti, ar ten kažką sukurti, kas tikrai miesto gyventojus džiugintų? Aš galiu pasakyti, kad man tai čia viskas labai patinka ir ko naujo galbūt visada laukiam žmonių iniciatyvų, noro kažką pradėti, daryti, siūlyti, atsidarinėja parduotuvėlės įvairios, kur prekiauja vietinė produkcija. Arba pas mus į turizmo informacijos centrą atneša pasiūlyti, tarkim, keramikos gaminių, kur yra vietoje sukurti ir labai smagu parsivežti tokį suvenyrą arba maisto produktai kokie nors vietoje pagaminti. Įvairios kelionių agentūros atsidaro, kur žmonės tikrai, žmonės yra verslūs Marijampolėje, tai labai džiaugiamės, kai jie įgyja drąsos ir tą savo idėjas įgyvendina ir pasiūlo įvairių paslaugų ir produktų, konditerijos gaminių parduotuvėlės atsidarinėja, kavą pardavinėja, įvairios socialinės iniciatyvos gražiausios, kur gali kurti neįgalieji vaikai, vyresni žmonės, biblioteka su savo
erdvėm gražiausiom ir jose tos erdvėse gali sutikti nuo mažo vaiko iki senioro, kuris ten laikraštį skaito arba visa seniorų grupė kuria darbus, kuriuos beje taip pat galite nusipirkti Marijampolės turizmo informacijos centre, be galo gražus drobiniai, krepšeliai, puodeliai, dekoruoti. Tai visa tai visada ir žavi ir labai džiaugiamės, kai tie žmonės ateina pas mus pabendrauti, prisistatyti, parodyti savo paslaugų ar gaminių ir bendradarbiauja. Tai galbūt net ir norėtųsi to bendradarbiavimo visada gražaus, kai kuriasi kiemeliai, įvairiausi kavinės susibūrė ar dar kitos paslaugos į vieną vietą ir tokios netikėtos erdvės atsiranda. Tai tos kūrybos tikrai iš visų, o mes jau tikrai pareklamuosim, padėsim į maršrutą, pasiūlysim visiems ir išgarsinsim. Dar prisiminiau tokį įdomų pastebėjimą. Aš kažkur skaičiau ir domėjausi, kad iš tiesų greit prabėgęs tikrai nieko nepajusi ir tos atmosferos visos ir tų visų laisvalaikio erdvių visko neišbandysi. Tai ar iš tiesų reikia skirti šiek tiek daugiau laiko tas vietovės tyrinėjant ar juose vaikštant? Visada reikėtų daugiau, tai kiekvienas turbūt nusistatyti turėtų tą savo poreikį, kam vis tiek paskui tenka grįžti dažniausiai tiem žmonėm, kurie atvažiuoja 1,5 valandos čia pabūt. Tai jiems tenka grįžti ir tada mes tikrai siūlom pasilikti ir pernakvoti ir aplankyti muziejų visą įvairovę. Aš paminėjau tik mūsų krašto muziejų, bet galima ir palaiminto Jurgio Matulaičio Kubilkiemį, kuriame technika demonstruojama, privati kolekcija. Ir dar daugiau įvairių vietų, tai niekaip, net per vieną dieną to iš tiesų nesužinosi, nepamatysi ir nepatirsi. Tai tikrai kviečiam visus pabūti čia ilgiau, o Marijampolė gražėja kiekvienais metais ir tikrai netgi raginu grįžti tuos, kurie yra išvykę arba seniai buvę pas mus. Tai ar gali miestiečiai, marijampoliečiai didžiuoti savo miestu? Tikrai gali didžiuotis ir tikrai gali būti savo miesto ambasadoriais ir čia tikrai gali rasti įvairių veiklų ir pakviesti kitus atvažiuoti čia ir grįžti. Ir studentus kviečiam grįžti visus. Tai ačiū Ieva, kad šiandien kalbėjote būtent su manimi šioj laidoj ir supažindinote dar labiau su miestu, kuriame iš tiesų ir aš gyvenu, ir jūs tikriausiai gyvenat gan nemažą laiką, bet tikrai ne viską esam išbandę, tai irgi jūs žiūrovus taip pat kviečiu atrasti tas erdves, išbandyti tas naujas laisvalaikio pramogas, ir pažinti miestą dar geriau. Tai susitikime kitoje laidoje. Iki.